Sveikučiai! Šiandien rūkinsim karališką žuvį eršketą. Šįkart pasitaikė didesnis, apie 1,2 kg, tai teks rūkinti didesniam kamade, bet jeigu perkat mažesnį, tai galima išrūkinti tokiu būdu ir mažam. Prieskoniavimui naudosiu standartiškai druska, pipirai, česnakai, taip pat pridėsiu kaukazietiškų žolelių mišinio ir būtinai kalendros, kuris žuviai man labai tinka, taip pat dar rūkytos paprikos. Toks prieskonių mišinys tinka bet kokiai baltai žuviai. Eršketas nebereikalo vadinama karališka žuvimi, tai tikrai labai skani žuvis, kremzlinė ir jai tiesiog reikėtų duoti druskos daugiau, man skanu yra, ir galima dėti vienokius ar kitokius prieskonius. Pagrindiniai trūkumai tai yra tai, kad jinai labai ilga yra, bet tą galima lengvai išspręsti įpjaunant odą ir tada jinai pasidaro lankstesnė, galima ją tiesiog susukti ir įdėti į kamadą. Tuo pačiu tie įpjovimai reikalingi tam, kad druska, pipirai ir kiti prieskoniai pasiektų mėsą. Kadangi žuvis yra delikati, tai aš jos nemarinuoju ilgai, tiesiog uždedu prieskonius ir kokį pusvalandį, kad pastovėtų, palieku šaltai. Prieskonių dedu gana daug, bet dalis jų tiesiog liks ant odos ir neįsigers į pačią žuvį, o odos nevalgom. Jinai yra gana stora ir kieta, taip pat turi aštrių žvynų. Kūrėm kepsninę ir šiuo atveju naudosiu kombinuotą būdą šalto ir karšto rūkinimo. Tai tiesiog pradiniame etape žuvis rūkinsis šaltai, o po to temperatūra po truputį kils ir baigsis karštų rūkinimu. Kadangi žuvį noriu rūkinti gana ilgai, tai teks įdėti nemažą gabalą medienos ir taip pat dedu 2 deflektorius, kad kuo mažiau kaitros gautų iš apačios. Tokiu atveju gausis tolygesnis rūkinimas ir nieks neprisvils. Dar papildomai naudoju grotelių paaukštinimą, bet jeigu jo neturit, tai galima ir tiesiog ant grotelių dėti ir kepti. Aš dedu tą paaukštinimą dėl to, kad viršutiniai kamado daly yra didesnė dūmų cirkuliacija ir ypač šalto rūkinimo etape daugiau dūmų pasieks. Tie odos įpjovimai, kuriuos padariau, jie padeda tiesiog žuvį patogiau padėti. Taip galima rūkinti ir kitas žuvis, pavyzdžiui, didelę lašišą, jeigu norite įdėti į kamadą, tai visą su galva ir uodega ir per visą, tarkim, grotelių ilgį netelpa, tai galima tikrai susukti ir labai didelio dydžio žuvį. Pradiniame etape palieku labai mažą atidarimą viršų ir apačioj, kad kamada skaistų labai palengva, bet tikslas yra tiesiog, kad kuo ilgiau tas rūkinimosi procesas truktų. Bet kokios žuvies rūkinimui dažniausiai naudoju alksnio medienos pagaliukus, bet galima naudoti ir kitą. Pradiniame etape žuvis rūkinasi praktiškai šalto rūkimo būdu, kamado temperatūra yra labai žema. Medienos kaladėlės, kurią įdėjau pradžiai, užtenka maždaug 40 minučių, valandai ir dar nebaigus degti jau dedu į apačią papildomai medienos pagaliukus, kad rūkinimas tęstųsi. Per maždaug valandą kamado temperatūra pasiekė apie 120–130 laipsnių Celsijaus ir tokios temperatūros užtenka, ją reikėtų palaikyti ir toliau, kad pabaigti išrūkinti jau karštų būdu žuvį ir jinai pasiektų reikiamą temperatūrą. Tokio dydžio žuvis galutinai išsirūkina per maždaug valandą 20–30 minučių, tai pakankamai greitai. Vidinė žuvies temperatūra turėtų pasiekti apie 60 laipsnių Celsijaus, tai kadangi jinai yra ne vienodo storio, tai gali būti šiek tiek temperatūrų skirtumas, nieko tokio, jeigu kai kurios dalys šiek tiek ir pakais daugiau, bet nereikėtų perkepti, nes tada mėsa išsausėja. Taip rūkinant žuvį 2 etapais, šalto ir karšto rūkimo būdu, gaunasi tikrai labai geras skonis. Tai pirmas etapas šalto rūkimo būdu rūkinant, jisai duoda tokį aromatą labiau, o karšto rūkimo fazėje daugiau žuvis gauna dūmo ir tada gaunasi tas rūkytas skonis labiau. Dar atkreipiu dėmesį, kad gaminant maistą kamade niekada nepalieku grotelių ir nulašėjimo indo, jeigu jau baigiau gaminti maistą. Taip ne tik po to lengviau jas nuvalyti, bet ir kamadas nepritraukia kvapų. Nors dėl išdžiūvusios druskos atrodo, kad žuvis sausa, bet iš tikrųjų taip nėra. Viduje mėsa yra sultinga ir labai skani. Skanaus ir iki kito karto.